rytą arba labą dieną, nežinau, kiek čia tų valandų. 12:23, sekmadienis. Vakar iš festivalio grįžom namo, jeigu galim tai pavadinti namais. Ir mano kompanionas liko savo namuose. Tai aš nusprendžiau vienas išeiti pasivaikščioti. Tai va, einu iki oro uosto, mūsų kolega atskrenda į Eindhoveno oro uostą. Einu peškom 15 km, kas čia tikrai nėra daug. Čia arkliuką reikia praleisti. Hai. Va, koks smagus arkliukas. Einu pasitik kolegą, atskris 14:30 kažkur. Tai sveikatai gerai prasieiti. O Vydmantas atvažiuos su mūsų naudojimo mašina, pasiims mūsų. Ir grįšim į bazę, į mūsų įmonę. Tai va, einu čia miesteliu Olandijoje, Niderlanduose. Labai jaukus miesteliai, kaimeliai. Praktiškai kiekvienam mažam miesteliukė, kaimukė, kaip čia pavadinti, yra kažkokia užeiga, užeigėlė. Aišku, kai visada kava pas juos. Galim pavalgyti. O čia jau esu ėjęs ne pirmą kartą, nežinau kelintą. Kokį 10 kartų jau turbūt praėjęs. Dažnai Eindhoveną eidavau. Tai va tiek. O, neblogas automobiliukas. Tai va. Oras geras, nors gruodžio mėnuo. Apie 11 laipsnių. Gruodžio kelintą šiandieną net nežinau. Tai va, jaukus nameliai visai. Kaip ir minėjau, praėjau 100 metrų ir antra užeiga. Tai va, Deviklander. Užsuk nepasirenku. Ar tiesiai, ar palei ženklus, ar va tenai, šiaip tenai. Nekart ėjęs, bet į Eindhoveno oro uostą nesu ėjęs peškom. Tai va, būsim kaip tik, kaip Paška atskris. Aš nesuprantu, kodėl aš einu bordiūrais, jeigu Olandijoje yra puikiausi takeliai. Tiek dviračiam, tiek žmonėm. Tai va. Išeinam iš Knekselio miestelio. Bet kaip ir standartiškai, tik dviračiai, daugiau nieko. Labai džiaugiuosi, kad jie va tokie sportiški žmonės. Blogeris. Va, skambinau paaugliui 17-mečiui. Insta 360. Ką, aš žinau, kas čia modelis turbūt. Čia Vydmas yra. Vydmas sakė, nufilmuot šiandien, ką nors tai va, filmuoja eidamas. O tu čia Amsterdame esi? Supratau. Mašiną nufotografuosi man, ar ne? Kieme, man atrodo. Ne, jinai aikštelė. Ne. Ten... Tai man kieme fotografuoti? Koks skirtumas? Tik normalės, iš visų kampų, nuo vidaus nereik, nes ten ne... Ten nesigaus normalinės mašinos aplink stovi. Supratom, tai gausi išvaryti aikštelę. Gerai. Prisiminiau dainą. Eglė mano sesė, mudviejų dalė. Aišku, balsas tai čia tragedija, bet nieko. Tiesiog senų laikų iš vaikystės, žinom, eglutės pamačiau, kadangi dar žiemą, tai... Bet šiaip smagu, žinokit, eik tu eini, galva atsipalaidavus. Takelis tuščias, nėra žmonių. Kas gali būti geriau, kai į savo smegeninę gali įlysti. Aišku, vieną mašiną pravažiuoja. Dauginti skambina. Nu, Vydman, labas. Ką
Nu, labas, blogeri. Gavai traumą atvažiuoti? Jo, žinau, gavau traumą nuo eglių. Naglio? Nu, Kur jau esi? Iš Erselio išėjai? jo, knekselį praėjau. Bet užšlubuoji, matau. Ja. Kur? Ne, nešlubuoju, turi. Bėgsi, bet Davai, ateik, panešk mane. Čia pas vaikų ant supinių palauksiu, vaikų supinės. gerai. Na. Kur čia gerai? Per autostradą? Ne, autostradai, knekselės. Kas tas knekselis, nežinau, miestelis. Nu, jasno. Tai va, ai. Nori įsidarbę. Kur reikia parvežti skalbentį kažkokią tai vietą. Nusipirkom. Su išprotėjo visai. Balsnačių reikia parvežti. Aha. Iki kur, iki bazę? Iki Malkinio. Aha, tilps. Taigi dovanų daug. Gaila, kad tu neįėjai, tau trauma nebuvo. Neveši aš nieko, nes netilps. Ne, jau ką. Nu. Čia pašas prikolas. Va, jeigu norit skaniai pavalgyti, va čia galit užeiti apsilankyti pas barsukus. Aš tavo biški blogi reikalai ateina. Čia giedra. O čia niaukės bus negerai. Tai vat apsiniauki, ką daryti reikės. Ir taip greit skrieja debesis, tai vat reiks bėgti turbūt. Paminėti, kad startas buvo iš Erselio miestelio, paskiau Knekselį pasiekėm, Knekselį miestelį, dabar Vilchovenas, jau toks didesnis miestukas, o toliau žiūrėsim, kur mes daisime. Tikslas oro uostas Eindhoveno. Tokie dailūs namukai seni pas juos. Šakis. Ir viskas išlikė senovė. Netgi ir džetą toliau Volkswagen tenai sena išlikus. Puška matau va stovi. Čia gynimui ar kam čia, nesuprantu, gal šaudys per naujaką. O tiek. Jeigu nenutrenks, bus gerai. Ai. Močiutės va Geime gyvena kokias pasipuošusios. Toks senovinis miestukas, miestelis. Aišku, jisai centrą turi, čia masom, man atrodo, mes net nedaėjom dar iki to centro. Pažiūrėsim, ką mes čia turime. Taip. Teps. Jo, nes tik tai aš esu čia, o centriukas čia. O mūsų tikslas yra, kaip ir minėjau, oro uostas, peškom, start, 7 km. Visiškai lengvai. Kaip einam per pilką ar per mėlyną, kad aš žinočiau, kaip geriau, tada taip ir daryčiau. Polas Sandersas, minimalistas. Tai javį žiūriu auginti. Ypatingai firmose būna, pavyzdžiui, logistikos aptvertos, ten avytės ganosi. Nu ir prancūzai tas pats. Išnaudoja plotą auginimui gyvulių, pavyzdžiui. Tai va. Aš jau iš toli mačiau šitą, kaip pavadinti, fermą, aplamai šitą pastatą. Ir iš toli atrodė, kad jisai apdegęs. Bet prieėjus arčiau žiūriu ir blemba galvojau, kai jisai sudegė, bet prieinu žiūriu, kai jisai lupasi nuo senatvės. Čia... Tai va. Iš
pradžio buvo įdomu, ar šis sudegė kažkien. Niderlandai dar garsėja savo malūnais. Ten toli malūną matot, jų nežinau, keli šimtai Niderlanduose yra, bet dabar negaliu ten prieiti, nebent per laukus, reiks su botais eiti reiktų. Ir ar man ten būtų galima. Tai va. Šiaip žiūriu, va, konteineriuose kažką jie čia daro. Gal gyvena. Ir štai močiutė eglutė, vat. Eglutė tai yra, sakau, apšvietimą daro. Ant skaiščia gyvena jinai, nes net nesuprantu. Biški telefonas sėdo beveik. Ir powerbanką nusipirkau. Neaišku koks, bet šiaip tai visai turėtų būti neblogas. Kur laidas mano? Gali būti, kad laidą pamiršau. Ir aš taip įsivaizduoju, kad gali būti. Nagi. Ogi laidas palikti čia. Aha. Nenaudalis. Pasiekėm Velhoveno puscentrį. Aišku, yra geresnis centras. Čia tik šiaip. Ir vėl kavinės Dekersas, Lovano, bažnytėlė. Nežinau, kur suk dabar. Ar į kairę, ar tiesiai. Sustot pasižiūrėti. Sveikas, dievulė. Kaip kelia ranką. Kaip dailiai atrodo, ne? Spaudžiam pažiūrėti, kiek nuėjom. O, 10 000 pasiekėm. 5 Ajajaj. Nu, stop. 10 000, 7,9. Vidutinio greičio nematau. Japonija valandą 3,5, 8 kilai beveik. Smagu. Pasakų namelis, jame gyvena opelis. Einu ir žiūriu, ar čia elniukai, ar breidžiukai, ne, čia elniukai, ar stirniukai. Net nežinau. Čia turbūt kalėdos senis gyvena. Kukų. Nenukas man pirštų, gerai. Kukų. To su ragais tai man į užpakalį, kai doptų. Nežinau, briedis, elnės, kas čia. Nes stirna tai tikrai čia ne. Turbūt kalėdų senio čia. Vaikai žinokit, va. Kalėdų senis ruošia elnius. Medžiai labai įdomus iš tikrųjų, neįsivaizduoju, kas čia per modelis. Laiškų dėžutė. Name. Nesu čia buvęs gyvenime. Žiūrim, kur reikia sukti. Dešinau. Vaikystę prisiminus. Šiaip visada, kaip prieidavau į kažkokį miestelį, būdavo ženkliukas koks miestas, bet šį kartą aš kaip manau, kad ne, mes esam Dekelinė, jei neklystu. Arba čia Velhoveno rajonas, neįsivaizduoju, nu, pamatysim. Gerą mašiniuką užmačiau. Volviuką. Tokių aparatų tai tikrai yra vienetai, manau, nes sutikti tokį mašiniuką tai labai sudėtinga, manau. Toyota. Kaip tik mes nusipirkom Toyota.
Vat iš necivilizacijos atsidūrėm gan civilizacijoje. Jaučiasi šumas, jaučiasi mašinos. Jau visiškai kitaip. Jeigu tu labai tingi eiti ir nori tiesiog pavažiuoti su elektriniu dviratuku, tai vat pasiemi tyrą, parsisiunti apsą ir prašau pirmin. Aš aišku einu peškom. Aš žmogus linkęs vaikščioti, tai va, aš tik tarp kitko. Atsiprašau, čia greičiausiai buvo rajonas. Deja, va ženklas Vilchovenas baigėsi. Tai va taip. O ten toliau matau Eindhoveno oro uostas po kairę, tai suksim į kairę. Sorry. Užspaudė, tai reikia kažkur į miškiuką įlysti. Pasilengvinti. Sėkmės, iki finišo, 2 kilai liko. Galvoju pasistiprinti. Aha, negalima, niekas taip nedarykit. Tikrųjų mistika. Mano žmona yra Citroenas DS4 juodas. Nu dabar pakeitėm automobilį, bet jis vis dar. O mano draugas Vidmantas užsisakė Dacia Jogerį. Tai abi mašinos stovi vienoj vietoj. Keista labai. Čia tik tai iš milijono atvejų tai būna. Kaip man žiūrėkit, praneša, kad nuvažiavo, ką tik pravažiavo autobusas. Ten nuvarė, kad žmonės matytų, įspėja su signalu ir su šviesoforu raudonu. Labai įdomiai. Nu va, jau baigiam pasiekti savo tikslą. Liko 1,5 kilometro. Būsim po 2:13. Aišku, laikas keisis, kaip visada, čia faktas. Nuo daug kriterijų priklauso, o nuėjome mes šiandieną. Taks, 15 000 žingsnių, ten po, neminėsiu kiek toliau. 12,2 km, 2 valandas 24, reikia skaičiuoti, kiek čia vidutinis greitis, bet manau kokie 5-6 gal. Panašiai, manau. Daug, greit, negreit, tai sunku spręs man. Mano tikslas yra pasiekti Eindhoveno oro uostą, susitikti su kolega, bet svarbiausias dalykas, be ko aš negaliu, tai noriu užkąsti. Labai skanę sriubą daro olandai. Užžengia vadinas La Place. Nu, jų yra pakelėse, autostradose, galim užsukti užkąsti. Nu, ne tik sriubas jie ten daro, daug kitokių dalykų. Man labai patiko, kad ta sriuba yra verdama iš karto ten. Matosi, kaip pjaustomi pomidorai, svogūnai ir kiti ingredientai, kuriuos deda. Tai matau viską akimis, kaip jinai gaminama ir man žiauriai patinka. Aš visada, kai turiu galimybę, nueinu ten užkąsti. Vietovė, kur eisiu užkąsti, vadinasi La Place. Kaip ir minėjau, adresas čia. Galima pasižiūrėti, kurios egzistuoja. Tai va tiek. Atspėkit, kiek liko. Duosiu 10 eurų. Pervesiu į sąskaitą. Iškart. Ogi. 6 metro. Taram pam pam pam. Žodžiu, tikslas pasiektas. Na, aišku, tikslas bus pasiektas, kai prieisi prie pagrindinių durų. Dabar noriu jūsų paklausti, ar čia skaitos nelegalumas, kelio kirtimas nepriperėja. Kaip manot? A? Kas nori, Makę gali užeiti, vat yra sveiko maisto virtuvė. Ypatingai finišas pasiektas. Sakiau, iki durų finišas bus, bet pamačiau užrašą Eindhoveno oro uostas. Tai, nu žodžiu, 13,4 kilo, 2 valandas 36. Nu, reiks įvertinti ėjimo greitį, nežinau. Tai va. Va, kokia užkandinė graži tenai. Galima pavalgyti. Va, skaniai viskas atrodo. Čia turi gero. Vafliukai.
kavutės atsigert Starbucksas. Einam žiūrėt, kada iš Vilniaus skrydis bus atvykimas. Vilnius. 15 kiam. Ai, palauk. Arrivals. Vilnius 18:35. Nesprantu. Arrival. Ai, va. 14:08. Paškai lauksim 14:08. Sio, varau jėsti. Kaip ir minėjau, einam į Laplace'ą. Antram aukšte yra sargas. Ten va. Laplace'as. Škekis už Raudonavo. Šitokią istoriją papasakosiu. Kaip galvojate, ar eiti šito elevatoriu, ar lipti peškom? Aišku, peškom. Taip nedariau gyvenime. Netgi į aukščiausią pastatą lipau peškom. Sio, atėjom į Laplace'ą. Klausiau žmogaus, ar turi su gribukais, sako, padarys. Visokių dalykiukų sumuštinų, tai... Kai buvau kalbėjęs, kad sriubytė, moliūgų, pomidorų, žirnių sriubytė. Tokiuose katiluose daro. Gal smutį pasim, bet 5 eurukai visai neplyjai. Gal galvoju. Pyragukai. Sėmėm pomidorkis, kaip ir minėjau. Labai skani. Dar susakėm pizzą. Vietoj daro italas. Bandysim. Ne pirmą kartą jau suvalgęs. Laukiam savo kolegos, kaip ir minėjau, va. Ten turi parskristi. Pasiėmėm pizzą. Aš dar net sriubos nespėjau suvalgyti, nes jums tokia karšta. Tai va pizza. Gavau po kokių 4 minučių. Bandysim, įvertinsim ir duosim žinot, kaip skonis. Pasijutau kaip Italijai, nors nesu buvęs joje. Bandau tik įsivaizduoti, kad esu joje. Va, Vydma parlėkė. Ant 9:05 važiuoja, nes Pavelas turi va tuo atskristi. 14:05, kada ten jis mumis prigrėbs ir grįšim visi į Baden. Jis peškom šiandien nenoriu eiti 15 km. Nesakau, kad tingiu, nesakau, kad daug, bet nes rytoj anksti keltis. Jie nori labai išsieikvoti. Nu, užeinam į flightradar24.com ir ieškam skrydžio, kur Pavelas skrenda. Kad netektų galvoti, kada jisai atskris. Jau 14 minučių rodo. Tai va taip. Visai greitai. Greit sulauksim. Nu va, Pavelas turi. Rodo, kad jau ale vietoj. 0-0. Bet čia turbūt pastrigimas kažkoks. Už 1 minutės. Nu, parvaro jisai jau. O žmonės, mato, Vizeiras. Na, Paška. Kiek žinau, Paškai davė pilotuoti. Kas jums tokių galimybių suteikia? Vizeiras. Aukščiausia klasė. Liuks. Paška vietoje. Gerai, Paška nuleidinėja, vieną. Realiai pilotavimo mokyklos nebaigęs, jisai taip sklandžiai viską padaro. Jaunuolis Paška. Mes varom Paškus pasitikti. Iš Laplace'o prisijėdė. Kaip mes. Aš vienas su kuprinė. Gal dėl to atsakau, mes. Vienu žodžiu, kad neįvyktų diskriminacija tarp draugų, einam pasitikti Vydmanto.
atsiuntė nuotrauką, kad yra prie kvadratukų tokių betoninių. Tai aš viską supratau, kai jis ateina. Toj mes jį sutiksim. Nagi, kur tas Vytmantas? Kur tu vaikštai? Kur tu esi? A tu eini paškas pasitikti? Kur paškai yra? Vai. Tavo antrą? Tu atskridai? Jo. Ne, matau. Paškas. Tipo, žinai, tipo nepažįstamas. Kad nepraeitų. Vydma užsipisinėja. Pasirašęs vardą pavardę ir tipo jo nepažįsta. Ir aš jo nepažįstu. Žiūrėsim, kokia jo reakcija. Dar neateina. Volgens mij was het zo dat